Niekas nebejoja, kad pigių skrydžių bendrovės Ryanair plėtra Kauno oro uoste sudarė palankės sąlygas didesniems turistų srautams. Dėl šios priežasties ypač pagyvėjo senamiestis, kurio kavinėse savaitgaliais sunku rasti laisvų vietų. Kauno vicemeras Rimantas Mikaitis daug prisidėjo prie to, kad Ryanair įsikurtų ne kur nors kitur, o Karmėlavoje. Tačiau jis mano, kad tai nėra pati svarbiausia priežastis, padedanti Kaunui atgimti. Ryanair bazės atidarimas ir naujos kryptis iš Kauno oro uosto buvo svarbus dalykas. Lygiai taip pat savalaikiai buvo Kauno miesto taryboje priimti sprendimai mažinantis mokesčių naštą verslui veikiančiam senamiestyje ir Laisvės alėjoje. Svarbiausias dalykas yra bendruomeninės iniciatyvos ir būtent Rotušės aikštėje ir jos prieigose įsikūrę verslininkai, menininkai, bažnyčios atstovai. Jų siūlymai buvo ta pradžia išjudinusi Kauno senamiestį. Šiemet Kauną sudrebins tarptautinės Hansos dienos ir Europos vyrų krepšinio čempionatas. Tačiau šventės ateina ir praeina. Ką daryti, kad miestas liktų gyvybingas nuolat? Jaunosios kartos atstovė ekonomistė Lina Balčiūnaitė mano, kad Kaunas turi daug neišnaudotų galimybių. Esu pirmojo Kauno dviračių maratono organizatorė ir iš patirties žinau, kad nereikia laukti valdžios malonės, o rodyti iniciatyvą ir patiems kurti miesto gyvenimą. Geriausios idėjos ir pasiūlymai gimsta eilinių kauniečių galvose, todėl valdžia turėtų netrukdyti, o tiesiog leisti žmonėms veikti. Nors Kaunas yra Lietuvos sporto sostinė, universitetų ir intelektualaus verslo centras, tačiau miesto atgimimo skeptikai bado pirštais į duobėtas gatves, apleistus namus, primena apie didelę migraciją. Rimantas Mikaitis pripažįsta, kad tai skaudžios problemos, tačiau politikas nepraranda tikėjimo nepaprastai gyvybinga Kauno bendruomenė. Mėly kauniečiai, būkime savo miesto patriotai ir šeimininkai. Tik veikdami kartu mes galime prikelti Kauną naujam skrydžiui. Kaunas yra vertas lyderio vardo.